Sveiki, gal galėtume trumpai apie save papasakoti ir atskleisti, kaip susidomėjote augalais ir botanikos sritimi? Esu mokslo daktarė Danguolė Šaglienė. Dirbau dabar vadinama astrobotanikos srityje. Tuo laiku baigusi esu Vilniaus universitete biofizikos specialybę. 1970 metais, sovietų laikais, pagal paskyrimą, kaip tuo laiku būdavo, atsidūriau fermentų gamykloje, dirbau biochemiku, mikrobiologu, nors toli nuo biofizikos. Ir paskui tiesiog laimingo atsitiktinumo dėka susidūriau su žmogum, kuris jau dalyvavo tokios grupės, kur dirbo tada dar toli iki astrobotanikos, tai buvo gravitacinė augalų fiziologija. Tokia mokslo sritis, kur buvo bandoma tirti, kaip susiję augalai ir gravitacija. Taip aš atsidūriau botanikos institute, inžinieriumi pradėjau dirbti, tai buvo pirmoji pažintis su augalais, nors studijų metais tai buvo augalų aplamai fiziologija, gana tolimas dalykas, bet visada, jeigu tik domiesi, visada surandi įdomių dalykų. Taip ir atsidūriau tam botanikos institute ir pradėjau dirbti šitoje srityje. Ir tai buvo pirmas susidūrimas su šito mokslu, kuris dabar vadinasi astrobotanika. Jūsų disertacijos tema tikrai toksai išskirtinis tyrimų laukas. Tai kaip atsidūrėt tam tyrimų lauke ir kaip būtent nusprendėt būtent čia apsiginti savo daktaro laipsnį? Tai buvo kryptingas kelias, todėl kad atėjus į tą botanikos institutą dirbti, tai jau įsijungiau į tos grupės, kuri pradėjo tuos vadinamus kosminius botaninius tyrimus. Tai buvo dar nedidelė grupė, kuri kūrėsi tokios augalų fiziologijos laboratorijos ribose, kuriai vadovavo paskutiniuoju metu akademikas Alfonsas Merkys, pats jau pradininkas tos gravitacinės fiziologijos Lietuvoje. Kaip žinote, tai Sovietų sąjungos laikais viskas vyko Maskvoje, prasidėjo kosmoso įsisavinimo era, prasidėjo lenktyniavimas su Jungtinėm valstijom, su NASA. Ir aišku, tai buvo pagrindė gynybiniai tikslai, bet maskuotės reikėjo ir galų gale į perspektyvą buvo žiūrima tiek anoj pusėje Atlanto, tiek ir čia. Taigi buvo kuriama tokia, organizacija, kuri rūpinosi tais augalų, ne tik augalų, žmogaus išgyvenimo kosmose, tai yra, kada gravitacija nebeveikia. Tai vyko apie 1968 metus, aš atėjau po 73 metų, tai kaip tik į tą tokią karštą zoną ir patekau. Tai toks ir buvo susidomėjimas, o dabar ir kelias. O iki disertacijos kelias buvo ilgas. Todėl, kad vyko pastovus pasiruošimas ir eksperimentai, kuriuos teko dalyvauti ruošiant juos, vykdant, analizuojant medžiagą ir apie savo mokslinę veiklą tikslingą. Tai nebuvo laiko, nebeliko. Ir jau gerokai vėliau tiesiog vis dėlto pribrendo reikalas, į vos nepriverstinai vadinamą aspirantūrą teko stoti ir pasirinkau, kadangi tai jau buvo didelis įdirbis ir jau turėjau ir medžiagos ir patirtį, tai tiesiog taip jau ir išėjo, kad pasirinkau šitą temą. Tai panaudojau daug medžiagos iš kosminių eksperimentų, kurie buvo daryti ir kur buvo daryta Žemėje, taip ir atsirado disertacija šitą temą. Tai prieš kiekvieną sėkmingą eksperimentą seka ir nesėkmės, ir iššūkiai, ir kiti dalykai, tai kaip nepametėt to kelio iki jau sėkmės? Tai pirmiausia, tai yra įsipareigojimai, atsakomybė. Nes praktiškai mes įžengėm į beveik nepažįstamą
aplinką. Nes buvo neaišku, kaip ar tai sėklos gali dygti, ar augalai gali augti be gravitacijos, nes tai visi fizikiniai procesai, kada gravitacija neveikia, vyksta visai kitaip. Deja, tai paaiškėjo gerokai vėliau. Tai buvo grinai toks ieškojimų ir atradimų metas ir kiekvienas eksperimentas ir tas pasiruošimas ilgas. Tikrai su daugeliu tokių visokių nesėkmių ir ieškojimų, tai buvo gana sudėtinga, bet tai jeigu turi tikslą, tai visada ieškai ir randi kelią. Na, o lietuviams tai tikrai būdingas išradingumas. Jau kas, patikėkite, todėl kad vis dėlto Sovietų Sąjungoje, taip sakant, tokiai mažai respublikai kaip Lietuva, patikėjo, tai nedideliai grupiai žmonių, patikėjo iš tikrųjų tokius uždavinius spręsti, kur, daugiau tikrai lygių nebuvo tuo metu. Galbūt Jungtinėse valstijose NASA turėjo irgi savo reiškia užduotį, irgi ta pagrindinės mokslas eina lygiagrečiai visur, tai neužslėps nieko. Bet tai tiesiog vis dėlto buvo mesti nemaži finansai pajėgos, o to labai reikėjo, o lietuviai tikrai sugebėjo tą padaryti. Tai bet ir tos nesėkmės ir tie užgrūdino. Ir kaip varomoji jėga mūsų kolektyvui tam tuo metu tikrai buvo nemažas kolektyvas, nes dalyvavo ir nemažai inžinierių ir kai kurios, reiškia, organizacijos. Tai aš manau, kad tai toks atsakomybė, išradingumas, ir nepasidavimas, niekada nesėkmė, nes žinai, kad kiekviena nesėkmė, jinai tau nurodo kitą kelią. Tai labai gražiai paminėjot, kad tos nesėkmės skatina dirbti toliau. Tai ko palinkėtumėt jauniesiams mokslininkams ir tyrėjams, kurie kartais kelią pradeda dar nuo mokyklos laikų ir po to tęsia, tai koks jūsų patarimas būtų? Man rodos, bet kurioje srityje, tiek moksle, tiek bet kur, žingeidumas, atsakomybė ir nepasidavimas, ieškojimas savo kelio tikslingai, nesiblaškymas, tai ir užtikrina sėkmę, bet kurios gyvenimo srityje, aš manau, tai tuo labiau ir moksle, tai to ir norėčiau palinkėti, kad nepasiduoti kiekvienam ten kokiam tai nepasisekimui, kad tenka aplinkai kažkokie svetimų nuomonė, jeigu jau tau reikia, tu manai, kad tau bus gerai, nes tai yra faktiškai pasirinkimas ar specialybės ar bet kokio darbo, tai jeigu tu jį dirbi su entuziazmu, tai yra sėkmė garantuota. Anksčiau ar vėliau, o jeigu dirbi nemėgstamą darbą, tai tada yra sunku. Todėl ir linkiu, kad atrastumėt savo kelią ir jo nepamestumėt.